Šioje valkatų keliautojų serijoje jūs matysite, kaip aptinkame neatpažintų vaisių ir ragaujame plaukuotus obuolius, keliaujame atšiauriomis Rumunijos sąlygomis, sutinkame nuostabią močiutę, kuri mus pagirdė, davė pomidorų, sutepė sumuštinių, ir Max fainą panelę iš Suomijos, kuri mus pačiupo Rumunijoje ir nuvežė iki pat Bulgarijos, su kuria netgi vėliau grįžtant atgal jai į Lietuvą išėjo susitikti, parodyti savo gimtą miestą, atsidėkojant jai. Labas rytas, šiandien yra jau 5 kelionės diena, dabar yra valandų, beveik 9, skaityk, kad jau dabar 9 valandos. Iki pačio Sakartvelo, sakau, reikia bandyti gazuoti, nėra čia ką. Aš tau ten chinkalių galėsiu paimti. Į restoraną, matymą, ir iš Lidlo pigiausiai užšaldytų chinkalių. Įdėtą, ne, jau galėsim manau įdėtą nueit kokį. Prie romantikos kažką. Žvakių reikės dar pasiimti. Tai žodžiu, nežinau, važiuojam, manom, iki Gruzijos keliauti. Nu, arba bent jau darom taip, bent jau pasiekėm Turkiją, o jau po to žiūrėsim. Nu, tada bandom pradžią iki Turkijos. Gerai, tada reiškias jo, varom iki Turkijos. Nu va, ir nusprendėm ryte. Ką mes dabar ryte atsikeliam, susipakojam, nueinam čia parduotuvę netoli, papusryčiaujam, atsigeriu aš energetinę. Bus, karočią, bulačka su sūriu. Energetinį išgersim kaip visada. Prie šito stalo vakar mes čia buvom vakare, va ten yra bankomatas, prie kurio Juododis pradėjo spardyti dalykus, susinervinęs, kad neina išsikešinti pinigų. Ir prie to stalo rumūnų pora šeimyną valgė, o mes čia sėdėjom, užkandžiavom riešutus prieš miegą. Dabar mes čia pusryčiaujam. Energonai kainavo. Papusryčiauta, suvalgiau bagetę, batonas toks labai skanus su skane sūrio užtepėlė, kuri turi net 11 gramų baltymų. Eisim ant kelio. Pamiršau paminėti, kad mes esam Oradėjo mieste. Opa, pridavė buteliukų ir va tokia valiuta gavosi. Aš nustebau, kad ne monetą davė. Jo, va kaip atrodo jų pinigai. Jo, Rumunijai žmonės čia Max draugiški. Mes Degane paklausinėjom žmonių, kur jie važiuoja. Čia nors ir žmonės nevažiuoja, vis tiek palinki sėkmės. Žmogiškesni žmonės. Paspaudžia ranką, sako, o, baladės, tipo, tolimas kelias laukia. Sėkmės story, tipo, aš nevažiuoju čia. Papasakoja geresnių būdų, kaip dasigauti visą kitą. Žymiai svetingesni žmonės. Mane tas džiugina. Jo, reikia būti draugiškesniem. Iššokom į autobusą, kaip visada zuikučių pavažinėti, nes mes tik tai skvaili turistai, kurie nemoka aktyvuoti savo bilieto. Išlipam iš stotelės. Kas čia per aparatas? Man atrodo, čia kažkaip bananai, o bet tai o kas čia tada? Bet reiktų pasiklausti. Ateivių augalas. Be, bet atrodo, tai taip močinai. Kažkokie pipyskus kažkokios su plaukeliais. Ir čia toks kabantis. Vienas didelis kabantis kažkoks vaisius. Manau, kuo labiau pietus, to daugiau kabančių bus. Jo, bet žiūrėk, čia pro asfaltą kiaunai tokia pat auga. Eik tu, na, kokio, kaip jie fucking... Čia stipru. Komentaruose galite rašyti, kas čia per augalas. Labai būtų įdomu sužinoti. Arba, aišku, galiu pasigūglinti, bet vis tiek ne, tingiu. Ir tokių vaisių. Belekai skanos, prinokusios. Šitas tai jau žinau, kas čia yra. Čia abrikosai. Čia tai nedurna, šitas uogas tai dar atpažįstu. What the fuck, kas čia per obuoliai, kas čia per rūšys? Pohui, kandam, davai. Aš nežinau, kas čia. Labai įdomus obuoliai. Palauk per pusę, davai pradarom bent jau. What the fuck, kas čia? Nu, pavostyt. Toks kaip ir obuolys. Bet toks, nežinau, kas čia. Man tai panašu neprinokusi keistą obuolį su plaukeliais.
top degalinė, gal kokių minučių iš viso patransavom, aš išsiskalbiau savo maikutę ir Josepą sutikom. Hello. Ir jisai žmogus, geras žmogus, bet visiškai nešneka nei angliškai, nei rusiškai, tai labai sunkiai susišnekėjom. Bet kažkur važiuojam tą kryptim, kur mums reikia ir tas yra svarbiausia, žodžiu, kad keliaujam ten, kur mums reikia, tai tas smagu yra. Nežinom tiksliai labai vietos, kur važiuojam, bet kažkur važiuojam. Einame per žalią tiltą, čia va tokia Neris graži teka. Realiai, kai mus Josepas paleido, vos tik išlipom iš mašinos, vos tik išsitraukiam daiktus, nykštį iškišau ir pati pirma mašina sustojo. Ir ten buvo Florinas, jis mums pametė iki šito miestelio. Be jūšių yra šitas miestelis, dabar mums reikia išeiti iš to miestelio. Bičiulis parodė, kad pas mane yra nugaroje, nežinau, čia matosi, tokia skylutė. Tai nusipirkau adatą, siūlo neradau, bet dar radau žiedą. Aš turėjau kelionės pradžioj žiedą, bet vieną kartą, kai muilinaus, su muilu prausiausi iš vandens bambalio, tas žiedas nuslinko ir jį praradau. Labai smagu, dabar vėl turėsiu žiedą ir turiu adatą. Dabar dar reiktų susirasti šniūro kelionės eigoj. Šniūro. Siūlo tiksliau, ne šniūro. Ir galėsiu susiūt savo marškinius, nes nesinori jų išmest, man jie labai patinka. Ir dar šitam kaimukė užsukom į kepiklėlę tokią. Į kepiklėlę ir čia tokios picutės, skanios, gardžios. Per vieną šitą dar kaip tik su kukurūzais, kaip ir man patinka. Ir grybais. Ir dešrom neaiškių rūšių, nes jos skirtingos. Tai būtinai pasimsim picutę dar užkast. Va, picutė. Skani, gardi. Esam nuvykę nuo Oradėjos miesto apie 90 km preliminariai. O gal sustos? Ne. Ten lietutis. Audros kažkokios. O čia karšta ir saulytė šviečia. Ne, nu aš negaliu, tipo, tie abrikosai čia Rumunijoj. Belekai skanus. Jaučiasi, kad saulės gavę belekiek. Saldu, skonis toks stiprus, vynogių. Pasaka. Stovėjome čia, valgiam čia tas vynogės nuo šito krūmelio. Kaimynai šitie soriukas, kad mes nuo jūsų suvalgėm gal kokio pusę kilo vynogių kaip minimum, bet baisiai skajos, negaliu sustoti, tiesiog realiai valgyti jų. Babulytė kažkokia vat iš šito namuko sako, kad čia biški lieva vieta, tipo galit praseit toliau, nes mes čia apie valandą jau sėdim ir kažkaip nieks nestoja. Paprašiau, kad vandens įpiltų, įpylė vandens. Sako, gal kažko pavalgyti, tipo sakau, oi ne, dėkui, tikrai nereikia, turime to maistuko, bet sako, pomidorų. Bram, pomidorį, nu kaip mes... Aspan... Oi, gerai, aš paimsiu vietą. Gracias, dėkui. Labai ačiū jums. Ačiū. Mă sperați aquí în casa? Mă sperați aquí la calle? Fiambre de... Oh, gracias, we go. Ciao, ok? Na? Ką jį nori, aš nežinau, tėvai. Vertėja jų gal. Davai, to įsijungsiu vertėją. Sí, en Rumania. Speak, la, and I will hear you. Mă duc în casă și îți fac 2 sandwich-uri cu pâine și mezelul fiambre din Spania. Spera 5 minute, așteaptă 5 minute. Man atrodo, ne ispaniškai šneka. Išsaugok kiek, ir Užeisiu vidun ir padarysiu tau 2 sumuštinius su duona ir šaltais mėsos gaminiais, abu iš Ispanijos. Maždaug po 5 minučių, palauk 5 minutės. Ok. Nu, blėt, nu tikrai nebūtina buvo teta. Nu, bet... Sumuštinukai. Gracias. Și lo come ahora mismo. Gracias. De qué gracias? Lituan flag, Lithuania. Sí. For you. Where is Lithuania is? Pabučios ir mano sumuštinė. Din mi corazón. No, let's go. Con azúcar y con frutas de esta. ¿De estas? ¿Surta? Sí. ¿Sí? Como las cerezas, mira, son frutas de casa. No, gracias. Me No full. puedes sentar aquí para comer. Nah, we go. Anda. Yeah, we go. To Gruzia, Turkey. Escúchame, no me enseñas en tu móvil dónde es país Mali. Thank you so much, we need to go, okay? Very much. Okay, yeah, ciao. Ciao. Labai gera babutė.
Bet bleva, nu žiauriai faina, būtent pomidorų davė, vandens įpylė iš šulinio. Jo ir keliaujam iš tos vietos, nes biški lievai laukti. Bet bleva, žiauriai, prasmagino mačiutę. Pašnekėjom ten gal kokias 3 minutėlės. Matas, kad labai nori pabendrauti, pasakėm, kad iš kur mes ir iki kur keliaujam. Sako, tipo, kažkas negerai su galva, tipo, durny biški. Sakom, ja, idioto, tipo, pažvengiam ir tiek. Oh, shit! Negalima taip arti kelio, biški. Gali pervažiuot mus iš tikrųjų tie furistai. Bet tikėkimės to nebus niekada. Prisiliečiau prie stulpo tiesiog. Ką mes čia turim? Krisų Negrų upelį. Šiai būtų smagu nusimaudyti, bet pachinama jo kažkaip taip negerai. Blets, taip neatrodo per daug skaniai jisai. Skipinam. Gal kada prie progos. Davai, sustok becha. Rimtai? Opa, labai gerai. Bleba, bet čia negera vieta. You speak English? Yes. Hi, welcome. Hello, you're going all the way to Turkey, right? Yeah. Pizda. Čia ta prasme, čia yra šiandien sveikai. Yeah, it's better to parks, but... Up on that road really quick. Yeah, of course, we go with. Jesus Christ, čia what the fuck? Iki Turkijos? Bet ble. Bet mes tada skipinsim Rumuniją. O mes norėjom pro vieną tokį kelią prasivažiuoti. Gal pizdu. Hitchhiked in this place for about 2 hours maybe in total. Oh wow. And what's your name by the way? I'm Shinette. Shinette? Okay, I'm Valentinas. Valentina. And this is Domas. Damas. Okay, but... Sounds like groom in Turkish. Groom? What is this? Groom? Like not the bride. Not the bride? Yeah. Okay. Tai va, jinai važiuos iki pat Bulgarijos. Iki Varnos. Varna, Yes. Kanistras. Jo, tai važiuos iki pat Varnos. Būsim praskipinę Rumuniją, nors mes norėjom šiaip galimai haikinti Rumuniją, bet koks skirtumas. This hotel. It was a nice hotel. Beleka. But Šanet. Ir jinai važiuoja iki pat Turkijos. Ir Turkijoje jinai ten su šeima paturistaus ir taip toliau. Bet jinai mus nuveš iki pat miestelio Pitesti. Va čia jisai matosi. Kažkur. Miestelis Pitesti, jisai yra visai toli. Tada, kai mes ką tik susišnekėjom su ja, you can say hello to the camera. hello. Ir iš ryto mes važiuosim jau į Bulgariją, į Varną. Štai čia, Varna. Tai čia yra labai gerai, tiesiog insane, kaip aš mėgstu pasakyti. Nes mes būsim pravažiavę visą Rumuniją ir Turkija jau yra labai arti. Tai čia labai gerai. Tai va, dabar kol kas keliaujam ir updatinsiu vėliau. Paleido mūsų miestelį. Okay, good luck. Good night. Va, maloni panikė, paleido mus, kur mes esame. Ai, dar davė, va. Kavos ir kornių. Šokoladų kažkokių suomiškų užkandėlių. Ir mes dabar esam Pitesti miestelį. O čia vat mes esam. Štai čia. Einam miegučio, ryte atsikeliam. Jinai mus paims ir veš iki Bulgarijos. Turim jos kontaktą, žodžiu, rytoj susirašysim. Ir jinai mus paims, išsimiegos ir paims. Žodžiu, labai smagu. O mes šiokią tokią vietelę kaip ir radom. Ir kojos va tokios va visos. Aplipusios štai šūdais, labai daug jų. Tai dabar prieš miegą mes turim ne tik dantis išsivalyti, Bet ir savo. pavalgyti ir aprūkyti, bet dar reikės ir nusigramdyti nuo kojų šitos šūdus. Labas rytas, šiandien yra rugsėjo 9 diena, 6 kelionės diena. Ir va, matot, kokiuose mes čia miegam krūmuose. Čia vat, kur mes miegojom vakar. Praseit per visus šitos krūmynus. Ten vat kelias yra, matosi, važiuoja mašinos. O mes va, čia kažkokioj šiknoj buvom prigulę. Išeinam iš čia, netoli yra upė. Pasižiūrėsim, kas ten per upę. Jeigu upė yra švari ir patraukli pakankamai, tai būtinai ją išsimaudom. Biški prasiskelbėm rūbus ir laukiam mūsų draugės. Ir ši diena bus išskirtinė. Pirmą kartą turim planą, kada mes ne tai, kad nežinom, kada mus paims kas ir kur veš, o mes tiksliai žinom, kad mus paims mūsų draugė ir nuveš iki Bulgarijos, iki
netoli Varnos. Vaizdelis tai čia toks visiškai ne romantika, bet, nu, tipo, svarbu, kad vanduo yra ir anas biškai švaresnis, negu mes patys esam. Čia dar koks vietinis žvejoja. Hello. Is it good swimming there? Swimming? In there? In water? Swimming. No. Not good swimming? Oh, where good? Where? Bazino kolo. Gazino? Da, bazin tas bota kolo. Basino. Bet vanduo čia visai skaidrus toksai. Pažiūrėkit, vanduo visai skaidrus. Po tiltų kaip tik žalias, skaidrus vandenukas. Šiukšlių šiek tiek yra, bet gal infekcijų nepasigausim. Gal. Galim bandyti. Vietinis žvėjukas sako, tipo per tiltą praeikit 3 minutės pasivaikščiokit. Ir sako, ten normalesnis krantelis bus. Čiatinam su ta mūsų draugė. Tai jinai realiai už valandos mus paims. O žiūrėkit, Deichmann. H&M'as. Magazinai. Supermarketas. Jo, išsimaudysim. Kaip tik laiku bus jinai. Pasaka. Galiu pasakyti, vanduo čia yra tikrai skaidresnis negu Neri. Tikrai žymiai, matosi. Drąsiai. Reikia tik tais ras normalesnį krantą, o mes tą dabar ir darom. Radom šiek tiek kolegų, bendraminčių namus. Apleistėjau jie, aišku, per visiškas džiunglynus reikia vaikščiot. Aš baisiai tikiuosi, kad mes nepasitiksim čia kokių bomžiukų. Ar kokių, blėt, šiganų įbanų, kurie mus išprievartaut galės galimai. Ir išprievartaut visą mūsų turinį vertingą. Nes čia būtų visai nenuostabu, jeigu taip einu ir pys matau, karočią šeiminėlę kokią nors čiganiukų. Tikėkimės, kad to nesutiksim ir. Tai nežinau, ar mes lendame vieną iš tokių krantų. Blet, tie dumbliai, man tai pohu tie dumbliai, svarbu, kad ten jokių nebūtų šūdų juose. Tai nežinau. Ta sala atrodo visai nieko, ten smeliukas. Jo, bet iki ten matame ir esmė, kad ten praeit reikia. Blet, fucking. Po ilgų sunkių paieškų mes radom kažką tokio normalesnio. Pritupsiu, fitimitik, rūbelius įsiskalbt. Ir viskas. Ir švarus, gražus. Galvos, aišku, vis nekeišiu, nes man ten tas tunelis, man infekcijų nereikia. Tai va, greitai iššoksim į vandenuką, prasimaudom. Švarus, laukia mūsų draugės, jinai mūsų už 30 minučių turėtų paimti. Jo, aš įlindau, čia visiškas dumblas, praradau tapkę draugo, jinai tiesiog susmygo drube, dugne dumble. Tai ne kažką. Tai va, žodžiu, galit paimti vaikę. Žodžiu, lendam iš šitos skylės su vienu tapke. Vado, reiks argi rankytės. Arba pohui pagalys labai gerai. Jo, sąlyginai švarus. Išsiskelbiau maikutę, vanduo gaivus, vėsokas, bet gaivus, žodžiu. Tiek draugas sugalvojo biškai protingesnį idėją, kad galima tiesiog ant šito pagalio pasisemti vandens su katiliuku ir apsimuiluot. Kažkaip biškai geriau negu lysti tą dumblą smirdantį. Tai kam tu tas vienas flip-flopas reikalingas? Eisim, rasim kažkur geriau, aš ten... Tipo, abi dvi tapkės liko dumble. O štai viena tapkė. Manau, ją reikia išsiųsti į kelionę ir tegul kažkur plaukia toli. Susitiksim Juodoje jūroje. Jo, gal Juodoje jūroje mes susitiksim. Čia toks yra vietinis Akropolis. Ir šiaip žmonių čia apšė aplinkų nėra. O, išlindom kitam Akropolio gale. Bet jis labai apleistas, tos jausmas, kad jis bankrutavęs realiai yra. Įlindomės į tą Akropolį, nu, jis nėra toks jau ir apleistas, taip pat čia žmonių yra, bet čia žmonių vapšė mažai, dypa, what the fuck. Vaikšto va pavieni žmogeliukai. Ok, aš einu pasiklausiu, gal čia yra elektronikos parduotuvėlė, aš pasižiūrėčiau SD kortelę. Tai mūsų draugė, kuri vakar mus paėmė, jau yra degalinė šitoje. Jinai jau čia, jinai mus pasiima ir mes varom iki pat Bulgarijos. Iki Varna City, pajūrio. Bet, nu, tipo... Bet vienintelė diena, kada yra kažkas suplanuota. Good morning, good morning. Va, mūsų draugė. Taip, man reikia powerbanką įsitraukti.
Zaibys, važiuosim su jie, karočią. If we go straight to the village, it's 4 Yeah. hours 20 minutes. But then Okay, if it's we 4 do hours and 20 minutes. edit stops and then we add Varna in there. Jo, žodžiu, 4 valandos 20 minučių kelio, labai simboliškas laikas iš tikrųjų. Žodžiu, jo, tiesiog važiuojam. Prie Dagano sustojam, biškį išgeriam energijos. Ne, šito iki dugno tai tikrai neišeis išgert. Atsiprašau. Tai mūsų draugė nuėjo į tualetą ir aš galvoju, mano šitas tunelis jau yra sugijęs. Pats tas momentas prasikišti paskutinį lygį tunelio plėtiklio. Čia yra 8 mm. Aš su savim turiu 3 tuneliukus. Aš jau esu nusižiūrėjęs, koks man jau labiausiai patiks. Tai ką dezinfikuojam ir kišam į ausytę. Ištraukiam. O, fu. Ten nešvaru. Ar ten kraujota? Nekraujuota, bet toks Gyja. gal atrodo kažkas panašaus kaip... Tik labai nečiupink net tos žaizdos su savo pirštais nešvariais. Ja, aš tik šalia. Ausytę prasivaliau, prasidezinfikavau. Paladuok iš O gal geriau iš kitos pusės realiai? Palad nepataikė, į skylę. Sunku, kai jinai yra sausa. Ne, sunku, kai nervau. Vsio prasikišam, o taip atrodo. Biški jokingai atrodės iki tol, kol jinai bus pilnai sulista, bet aš manau jau už poros dienų bus pilnai prakišta pas mane 100%, nes aš visai pasnai greitai ta ausis plečiasi. Can you show it? Yes. It's for little sister. She's 5. She picked the colors 5. herself. Va, graži, geltona ir žalia spalva. Visai gražus mėgstinukas, kaip ir šis veipas, kurį man davė paveipint ką tik bananų skonio. Tai va, visai gražiai atrodo. You're gonna do it when you're gonna be tired of the road, yeah? Yeah. If you stop. Jo, jeigu sustosim, kažkada negalės biškį pabėgst, kad pailsėtų, nes jie ten, ilgas kelias, nes šiaip ilgai keliauja iš pat Suomijos iki čia, tai jo. I don't think he wants the sausage. Just eat some sausage. No? Come on. Come on. Maybe he's not hungry. He's not hungry, I guess. You're not hungry? Do you think she has water? Prie sienos esam šiek tiek eiliai. Mane pamokino, kaip reikia megzti. Ir čia yra tas pats megztukas jos sesiai. From the front. Move it like that. It's easy, I got it. Good job. Easy. I can do the rest. Yeah, you can finish the last one. Good job. I'm proud of you. Yay! Žiūrim tokį kanalą labai gerą. Pajungia mums. Vadinasi Mike OK. Čia labai geras kanalas, rekomenduoju. Mike OK vadinasi YouTube'ai. Jisai irgi keliauja, irgi autostopina ir jisai, mano mėgstamiausias keliautojas, galima sakyti. Ir mes būtent dabar jį ir žiūrim, žodžiu. Va, jis pasisioja ką tik ir toliau tranzuoja. Okay, we good. Ja, čia tokie vaizdeliai jau tokie įdomesni. Tikrai kažkas įdomesnė. Nice. Važiavome iki Varnos, iki pajūrio. Visi dar nesiskirstėm su mūsų drauge. O, ten jūra. Tenais jūra. Yeah, you can see the sea over there. Yeah. Mums reikia pamatyti kažkokį tradicinį bulgarų ir turkų gėrimą. Pargausim jo, išgersim, pavaikščiosim aplink miestelį, žodžiu, kažką čia pažiūrėsim, pasidarysim ir po to tikriausiai keliausim iki kito miesto arba bandysim net pasiekti Turkiją, tikriausiai. Radom parduotuvėlį artimiausiai šitą buzą. Čia yra, žodžiu, gėrimas iš kviečių grūdų padarytas su vandeniu. Ir jis yra iš toks kaip iš Azijos galimai, iš Azijos atėjęs. Aš plius minus įsivaizduoju, kad šį paskonis turėtų būti.
Paimkit kviečius. It's like water with flour and sugar. Jo, tokie kviečių miltai ir su cukrum. Čia kaip Very interesting it is. And then the kai one in dribsnius per ilgai palikai lėkštėj. O taip tas centriukas atrodo varnos. Ką žinau, tipo gražu. Thank you, Ryan. Okay, no, thanks for you. Thank you. Thanks for you. It was it's good that you turned a wrong turn near the other day, and you take us near the other day all the way to Bulgaria, and that's insane actually. That's how That's fate it. works. Yeah. Thank you Okay. guys for letting me Thank you. be in your company. Thank fun. you I for had trusting fun. us. For trusting us. So okay, give me a hoot. Thank you. Yeah. Okay. You helped us a lot. I will do it again if I see you guys on the road. You drive a long way. We really appreciate that. It was fun. Just- You made my journey better. Yeah, okay. Bye, be careful. Bye. Labai gera mergina, tikrai labai gera. Pavežė apie 700 km. Jo, mes norim vyrinti šią ko greičiau. Jinai šitam mieste Varnoj buvo paskutinį kartą prieš 8 metus. Tai jinai norėjo tipo čia šiek tiek sugrįžti, tipo sako, davai pasivaikštom šiek tiek. Bet jos dėdė laukia jos, jinai biški vėluoja. Ir jos šeimyna yra labai griežta. Ir jinai net nepasako savo mamai, kad jinai mus pasiėmė, pavešt. Aš jai sakiau, kad tipo, ateityt geriau taip nedaryt. Nėra saugu. Bet jo, jinai labai norėjo padaryti kažko naujo gyvenime. Padarė. Šaunuolė. Labai šaunuolė. Thank you again. Jinai tikrai žiūrės šitą video, šitą dalį. O mes ką, durni biedni keliautojai, keliaujam toliau. Tu būsi mano YouTube video, nori kažką pasakyti? Aš visiškai nepritariu Landsbergių klano politikai ir aš manau, kad čia yra vėžio auglys Lietuvoje. Okay. Atėjom iki ST autobusų. Kadangi dabar yra tamsu, tai aš labai abejoju, ar mums išeis tranzuoti. Aš noriu važiuoti per kaimus, per Turkijos kaimus, va ten kažką pamatyti, va ten kažką pajaust. Galima su alum irgi plautis rankas, svarbu, kad skystis yra iš tikrųjų. Tai tokie planai, rytoj mes jau tikrai turėtume būti Turkijoje. Tikrai turėtume būti Turkijoje ir rytoj, jau. 6 kelionės diena va tokia va tai yra pas mus. Autobusą, važiuojam autobusu. Visai gražiai atrodo upė. Į vietinę Maksimą nuėjom. Kokios čia baklaškės, kiek čia litrų? Įspūdingo dydžio. Po 10 litrų baklaškės tokios. Bulgarijos valiutos kursas yra 1 euras prie 1,96 jų pinigėlio. Nelabai dabar atsimenu, koks tas pinigėlis. Tai realiai 1 prie 2. 1 prie 2. Hello guys. Tai kai tu nueini į parduotuvę ir kažką nusipirki, tai techniškai tu gali žiūrėti kaip į eurus, bet su 5% akcija. Ir vis laik padalinti viską iš 2. Tai labai paprasta tas kainas matytos. Toks pastebėjimas. Ir einam dabar iki jūros, gal net pasimaudysim šiek tiek, pačilinsim. Ačiū, kad žiūrėjote video. Dėkite laiką ir dėkite subscribe būtinai. Ačiū. Ir aš planuoju ateities kelionę. Mano planuose yra nuskristi iki Turkijos ir nuo Turkijos tranzuoti iki pat Afganistano. Tai jeigu jums šis kontentas patinka, galite mane paremti, Patreon linkas yra apačioje. Ačiū už dėmesį, laikinam.